Kaip aš pavargau. Visą dieną tą lagaminą tampau. Paparacijai šen, paparacijai ten, bet pagaliau namo grįžau. Nu normaliai, žinot, padavė gandų. Ir apie mane, ir apie mano visų šeimą. Tik pagalvok, dėl pinigų susimečiau. Ką, jūs galvojat, kad aš ten laimę rasčiau? Labai didelę sumą pinigų atiduočiau tam, kad dieną praleisčiau ramybėje. Turbūt ir ant rankų pirštų nesuskaičiuočiau, kiek kartų sakė, jog neištikima esu. Turbūt net Filipas manimi nebetikė. Dėl to ir miegu viena. Dar ir tas 17 minučių straipsnis apie mane. Mini jie tenai visas mano prasirgtas ligas. Tai vis dar kelia juoką. Sirgau ir belekandritų, ir dantų pelėsiu, ir meloiliozę. Kas toliau? Kas kastitas? Ai, ir dar geras buvo, kad aš nemirtinga. Karalienė Elžbieta ir išminties akmuo. Gaila, kad antraštėse skamba ne tai, kas yra svarbu. Pareiga. Tai, kam aš esu gimusi. Tai, dėl ko aš aukoju net ir savo šeimos gerovę, laimę ir santykius. Pareiga. Mano prigimtinė ir nedaloma vertybė. Kasdien turiu būti pasiruošusi būti ne dėl savęs, ne dėl savo šeimos, bet pirmiausia dėl savo šalies. Deja, manęs niekas nepaklaus, kaip aš jaučiuosi, ką išgyvenu, bet aš tai suprantu, nes visiems sunkiais laikais turi neprarasti stiprybės, ant kurios statoma šalies ateitis ir praeitis. Manęs neklausia, ar aš noriu šio titulo. Tai yra šio herojiškumo kaina. Tačiau aš visada būsiu dėl kitų. Gerai, viskas. Reikia eiti miegoti. Rytoj noriu atsikelti anksčiau ir išvesti korgius į lauką pati.